Gerą dieną, čia Oskaras. Sveiki sugrįžę su Boski YouTube kanalą. Sezonas jau praėjo prieš kurį laiką, turbūt jau 2 mėnesiai nuo paskutinių varžybų. Reikėjo tikrai pailsėti po tokio sezono. Jis buvo užkimštas be galo didelių kiekių darbo, važiavimo ir vėl darbo ir dar darbo. Tai tikrai reikėjo atsigauti ir buvo susikaupę nemažai darbų, kuriuos buvo būtina pasidaryti. Tai šiandien tikslas toks ir yra aptarti, kokie ten darbai laukia, ką pasidarėm ir kas laukia prieš akį, kur judėsim nuo šio taško į priekį. Nes dabar pradėsime daryti jau įdomius dalykus, pasidarėm tos backgroundų dalykus ir įsivažiuosim. Kuo labai neįsibėgėjom, padarom mini konkursėlį, tai pakomentuokite YouTube video apačioje. Palikit bet kokį komentarą ir atsitiktinė tvarka išrinksim vieną laimingą nugalėtoją ir jam padaunosim iš Suboske svetainės pasirinktą džemperiuką, jūsų dydžio, jūsų dizaino, kokio norėsit, tokį padaunosim. Daug komentarų nereikia, skaičiuosim nuo vieno žmogaus tik vieną komentarą ir tik tiek, palikit komentarą, gal laimėsit džempą. Tai principe vienas iš tų pagrindinių backgroundų dalykų buvo tai mūsų svetainė. Pagaliau turim suboske.com svetainę, kurioje galite rasti detalės, kurias gaminam. Tai yra įsukimai, įvairios traukės, turime ir poliuretanų, turime kėbulo tvirtinimo plokštelių ir visokių kitokių dalykų. Ir planas yra plėstis, gaminti daugiau detalių tiem patiem turimiem modeliam ir įtrauksime naujus modelius, bet apie tai truputį vėliau. Tai apsilankykit suboske.com, pasižiūrėkit, ko turim, pasižiūrėkit, kaip atrodo mūsų detalės, bei pasižiūrėkit, turim merčo. Pagaliau galima įsigyti Suboske merčo. Ne tik varžybose, bet ir nuotoliu. Tai gal norite pasipuošti šaltajam metų laikui, turim labai kietų džempų, tikrai jau ne vienas pastebėjo. Tai be svetainės dar vienas iš pagrindinių pokyčių, ką reikėjo būtinai padaryti, tai turėjau atrasti laiko. Pasiekiau tą tašką, kur jau nebespėjau plėštis tarp drifto, detalių gaminimo ir darbo. Tai natūralu, reikėjo kažko atsisakyti. Ir turbūt savaime suprantama, kuris čia dalykas netiko, tiesiog atsisakiau savo darbo. Realiai dabar esu full-time drifteris, visas mano gyvenimas sukasi aplink driftą ir stengiuosi iš to išgyventi. Tai visi projektai ir viskas dabar pagaliau gaus dėmesio, kuriem reikėjo ir kuriem jo trūko, nes bent jau pastarieji metai man tikrai buvo sunkus, nes tiesiog pirmą kartą gyvenime supratau, kad prieš tai atrodė viskas lengva, nes visas dėmesys buvo skirtas driftui ir dabar jau atrodo, žinai, kokius pokyčius norėtai padaryti ar ką išsibandyti, bet kartais net nebebūdavo laiko kažką automobilį netgi sutvarkyti, vien dėl to, kad realiai reikia tarp važiavimų atidirbti ir kai ateina metas važiuoti, atrodo tik tada randi laiko pradėti kažką ruoštis. Tai šitą reikėjo pakeisti, žiauriai tas man nepatiko šiais metais ir realiai pradedam daryti tą pokytį jau dabar, tai ruošiamės kitiems metams ir atsisakom darbo, kad ir kaip juokingai tai skambėtų, bet pažiūrėsim, kur tai nuves. Ir paraleliai dar vienas dalykas, kas jau buvo metas jam pasikeisti, tai pagaliau turime savo vietą. Tai prieš tai dirbdavau iš tėvų garažo ir važinėdavau iš Kauno, kur gyvenu, į Marijampolę ir tik ten retkarčiais galėdavau pridėti ranką prie automobilio. Pagaliau turim savo vietą Kaune. Tai turime garažėlį, kuris nėra labai tai didelis. Turime grubiai 100 kvadratų, pasistatėme porą keltuvų ir tiesiog erdvė, kurioje galima dirbti. Tai kalbu daugiskaitą, nes garažą pasiėmėm kartu su Romka, kuris visus metus sukosi kartu ir dalyvavo visoje drifto kelionėje pro lygoje. Viską darėme kartu realiai. Natūralu, kad su juo praleido daug laiko, pasiėmėm ir garažą kartu, nes taip yra lengviau, nes vienam išlaikyti tokį garažą dar kol kas kainuoja nemažai pinigų. Taip, kad sušvelninti išlaidas, esam dviese. Tai mano planas yra mano projektai, mano detalės ir realiai tik prie to suksiuosi, kažkaip neplanuoju kol kas kažko kito daryti, kaip pavyzdžiui taisyti paprastų automobilių ar dar kažko, bet Romkažmogis kita vertus tikrai apsims įvairiausius projektus, turbūt dirbs prie kasdienių mašinų ir tikrai gali įdėti kažkokį tai rankinį, išsukimą, mūsų parduodamas dalis, žodžiu, vietoj galite ir įsigyti ir galėsiu jums padėti su montavimu. Tai jeigu reikia kažkokių tai darbų Kaune, galite jiem kreiptis, jeigu reikia detalių, rašykit man. Ir realiai jau turim žmonės pirmą mūsų projektą, kuris laukia fone. Čia yra F21,
dėsim jį plytoką, dėsim ant plytoko turbą, dėsim subos kereisim važiuoklę, viską kas įmanoma, padarysim kuo daugiau detalių ir realiai tai yra nauji modeliai, kuriuos planuoju plėstis, tai E20, 21, 22, 30, 31 ir taip toliau. Žodžiu, pirmukų, antrukų, trečiukų ir ketvirtukų serija, kurie pradėjau tą F seriją, pavadinkim. Tai va, realiai šitas beateris turi pakeisti Kem 6, realiai gaus senąjį Kem 6 motorą, tik su trupučiu papildomos galios. Tai realiai užkniso su Kem 6, pastoviai patyrėm kažkokius tai niuansų su gale, pastoviai jis turėjo kažkokių tai problemų, tai jau tiesiog pasidarė piktą nuo to, kad jis nevažiuoja ir tiesiog reikia turbos, reikia mašinai turbos, reikia, kad nekietai skambėtų, reikia, kad nekietai važiuotų, plus planas yra toks, kad turbūt uždėsim plačias didelės padangas ant šito, kad būtų galima priprasti prie gripo ir daugiau, kaip sakyti, jis būtų daug arčiau tos mašinos, su kuria iš tikrųjų važiuojam varžybose ir varžomės, jinai elgtųsi daug labiau, daug panašiau kaip jie ir tas seat-time'as būtų daug naudingesnis, nes ką tikrai labai stipriai paučiau, tai šuolis iš 225 padangos į 265, automobilis kardinaliai kitoks, jisai daug aštresnis, tikrai viskas yra milisekundėm, jau tikrai yra viskas svarbu ir kiekvienas pasukimas milimetro duoda daug, tai vat reikia prie to priprast, reikia, kad tai pasidarytų natūralu, kaip su 225 padangom, kur jau jie atrodo visiškai jau tai ir galėjo važiuoti absoliučių kraštų ir visiškai centimetrais nusviesti tą mašiną, kur reikia. To neišeina padaryti su 265 padanga, tiesiog dar trūksta seat time. Tai va, planas yra toks, kad turėsi mašiną, kuri gali duoti tokį seat time, kokio reikia ir tiesiog eigoje dar sukursime kalną detalių. Tai win-win. Realiai vienintelis dalykas, kas nukenčia, tai Kem 6. Bet su juo jau yra buvus tokia maža istorija. Tai realiai čia turim Kem 6 variklį ir taip yra, nes aš jums gal parodysiu tą patį Kem 6, jūs patys pamatysit. Kem 6, aišku, ne pačioj geriausia stadijoje. Praktiškai viskas, kas vertinga, nebėra jame jau išimta. Liko įsitraukti važiuoklę, koilus naudosim F-e, gale važiuoklę visą liko įsitraukti. Nu, o iš principo daugiau jau jame nebėra. Tai tiesiog labai greitai viską išlupau ir jisai laukia važiavimo į metalą. Kodėl taip atsitiko? Šiaip iš principo šita mašina yra žiauriai geras beateris. Ir tikrai su juo atsivažinėja daug žmonių, daug šypsenų, išbandė daug dalykų, tai jis ir yra padėjęs parduoti ne vieną išsukimą, kur tiesiog žmonės Matsuri atsisėdo, kad ir kaip jis nevalnų pravažiavo, prabandė, pajauti, patiko ir nusprendė įsidėti ir į savo mašinas tokį išsukimą. Tai šitą mašiną savo darbą labai puikiai padarė ir nors ir buvo liūdna, nes vis niekad neradom iki galo, dėl ko jis nevažiuoja, dar ant galo taip ir juokingai jį biškį užmušiau. Tai kadangi jau paskutiniais kartais, turbūt paskutiniai realūs kartai, kai šitą mašiną daug važiavo, tai dar buvo, kai aš buvau pradžioje metuje su gipsu, tai aš pat jos nepilotavau labai, buvau perleidęs ją Matui, Karštai Bulvei, kuris atlieka visus editinimo darbus šitam kanalui. Ir kažkuriam pasivažinėjime jis, nežinau ar iš trasos važiavo, ar kas atsitiko, jau nebepamenu tiksliai, bet prakiuro radiatorius, ta mašina pastovėjo dar kokius 2-3 mėnesius ir aš nusprendžiau ją tiesiog užkurti, kad jinai prasidirbtų, prasivaikščiotų tepalai. Pamiršau, kad nėra aušinimo skysčio, radiatorius tik geras, tai jinai pradirbo kokią valandą be aušinimo skysčio, natūralu, prapūtė turbūt galvą, kažkas atsitiko, nes šiaip tarpiniai neradom jokio defekto, bet pradėjo žiauriai puš šlangas. Tada dar kaip ir pakeičiau radiatorių, patikrinau, užšilo, viskas gerai, šilta ora pučia, atrodo visi geri simptomai ir jis normaliai veikia, tai galvoju, viskas bus gerai. Na, nevelnio, išlėkėm į treniruotę į Druskininkus, Matas pradėjau važinėtis ir ką, gerai 3-4 važiavimai ir žarnos visiškai kietos, pradeda aušinimo skystis ten už raudonos verstis ir viskas. Tai užmušėm Kem 6 motorą ir tikrai neturėjau jokio plano jo variklį tvarkyti jame, nes, jūs patys matot, kaip ta mašina atrodo,
jinai realiai savo darbą atidirbo, negali jai nieko sakyti, nes už tokius pinigus, kokius buvo pirkta ir kaip jinai buvo padaryta, tai yra absoliučiai atsipirkęs daiktas, tai realiai jau tiesiog nei kėbulo tarpai, niekas jame nesėjo ir tai yra sėkmingas, geras biteris teikęs, daug linksmų momentų, tai savo darbą atidirbo ir tiek su Kem6. Tai vat, trumpas planas. Šitas F-as su, aišku, čia primatavimui skirtų plytoku pakeičia Kem6. Tai yra mašina, su kuria tikrai važiuosim, gal bandysim važiuoti į Matsurius, treniruotės, Lenkiją, faktas, į Drift Arena kapus, kur tikrai labai smagu ir labai kokybiškas įtaimas. Tai planas yra toks, planas šitą mašiną paruošti kuo greičiau. Norėčiau tai padaryti iki kalėdų, nors jau yra gruodžio mėnuo. Tai realiai turim grubiai kokias 3 savaitės. Nežinau, ar tai realistiška, bet, full time dirbsiu. Negaliu taip sakyti, bet tiesiog daug laiko skirsim jai ir matysim, kas gaunasi. Tai dalį iš tų dalykų matėte tie, kas sekat Instagram'e, tai ten kartais įkeliu dalykų anksčiau ir galit pamatyti, kas vyksta realiu laiku, kai viskas sukasi ir tada jau painformuojam oficialiai su visa išsame informacija, ką mes iš tikro darom, ką veikiam ir prie ko krapštumės. Tai va, dabar atmušom F-ą labai stipriai ir po F-o laukia labai didelis darbas, kuris turbūt labai stipriai pakeis turbūt realiai visą ir pro lygos ateitį bei kanalo sėkmę. Tai sekančiam video laukia labai didelės naujienos, o šiandien pakankamai didelės naujienos ir šiek tiek pasikrapštymų prie pirmuko. Tikimės, kuo greičiau jau jį užkurti, kuo greičiau surinkti variklį, tikimės viskas su juo gerai ir išsibandyti naujas detalės šitam kėbului. Tai va, tokios paskutinės naujienos, tikrai daug dalykų, daug užtruko vien pasiruošti garažą, persikraustyti, pasiruošti svetainę, tai žodžiu visokių tokių fono dalykų, kurie atitraukia nuo drifto, bet tuo pačiu ir dar labiau paruošė mus įsitraukti į tą driftą. Tai va, šiandien tiek ir ką, turbūt susitiksim sekantį sykį, kur jau laukia labai didelės naujienos. Tai va, iki sekančių.